200. Tai Irmantai trečias etapas pirmauju čempionate, bet papasako, kaip sekėsi susipažinti su trasomis pirmiausia. Oi, tai tikrai ganėtinai sunkiai. Tai nuosavą automobilį sulaužėm, taip kad nebegalėjom toliau tęsti jo, tai pasitolinom kitą, kurį irgi aplaužėm ir turėjom problemų. O kokias trasas radai? Vienas tai tikrai buvo ganėtinai neblogos būklės, o kitose tai buvo labai slidu, tokia ištižęs purvas tiesiog ir buvo ganėtinai sunku net susirašymo automobiliu važiuoti. O praėjo pirmi 4 greičio ruožai, kaip sekėsi juose? Šiaip sekėsi tai ganėtinai gerai, tik tais, kad tie ruožai tokie, pirmas tikrai toksai darbinis, kaip sakant, o kiti labai greiti, tai ten nei to laiko labai išeina išlošti, nei ką, tai tiesiog saugiai pravažiavom, nieko neprisidavėm. O kokias sąlygas radai? Pirmam greičio ruože tai iš tikrųjų tikėjausi, kad bus daug slidžiau, bet visur ganėtinai geras buvo sukibimas, tik porą vietų buvo, kur buvo labai slidu, bet ten atsargiai pravažiavom, tai viskas gerai. Už tavęs dabar vyksta tokie įdomus reikalai, kas čia buvo? Čia galiu labai būti nusivylęs medžių žiūrėjimo etiketų. Per arti stovi iš išorinių kraštų, ta prasme, yra paskelbtos saugos taisyklės, o jie tikrai ne 50 metrų buvo. Ne, aš šiaip netaip išgirdau, šiek tiek optimistiškai atvažiavau. Tai pasekoj dabar bandom kažkaip išvažiuoti, nes sakė, jeigu nebus stiklo, neleis važiuoti. Tai tą sutvarkius, nieko baisaus. O kaip sekėsi iki šito momento? Mačiau, kad laikuose kaip ir tikrai geriau važiavai netgi. Jau buvo tikrai greičiau neįprastai. Pradėjau iš kažkur to pasitikėjimo ar tiesiog gera šią nuotaiką, bet jau jaučias, kad pradeda greitėti, tokie jau dažnėja iš greičio klaidos, nebe iš savęs. Ir šiaip važiavus labai gerai ir linksmai. Koks planas toliau šiandien? Susitvarkyt pradžiai? Jo, susitvarkyt, nekartot tam pačią ir suvažiuoti šiandien paskutinius 2. O kas laukia rytoj? O rytoj laukia, jeigu oras toksai gražus, tai bus linksmi ruožai, jeigu palis, galimai pusvalandžių turėsim. Tai Simonai, dėja, bet ralis tau kaip ir pasibaigė jau. Jo. Pirmas posūkis turbūt, taip? Jo, pirmas posūkis 20 metrų. Tiesiog pusėšis? Granata. A. Tiesiog nusuko granatą. Ir koks planas toliau dabar? Tęsit, važiuosit kažkaip? Jo, žiūrėsim pagal orą, jeigu labai nelis, tai pagal ralio taisyklę. Susirink patirtį? Taip, būtent. O kaip viskas vyko iki pirmo greičio ruožo starto per susirašymus panašiai? Tai viskas po truputį. Sakyčiau, gan normaliai, tiesiog, pavyzdžiui, shakedowną, tai stengiausi įsivertinti, kas laukia ralyje. Pravažiavau saugiai, maloniai, ir turim, ką turim. O kas rytoj laukia, kokie greičio ruožai? Ko labiausiai bijau, tai jaučiu 15, nes labai susuktas ir siauras miškinga, plius slidu turėtų būti. Šiaip greičio ruožai smagus, yra greitų, yra lėtų atkarpų. Reikalaujantis labai atidžiai susikaupti ir važiuoti stabiliai. Šypsena pirmauja pirmą dieną, turbūt taip? Lyg ir jo. Kaip sekėsi šiandien apskritai? Taip, šiaip iš vairavimo pusės tai labai daug mažų klaidų turėjau, tokių, kadangi greičio ruožai tokie ganėtinai tiesioki, su ilgom atkarpom ir sankryžom, tai kažkaip tos sankryžos man visada nesisekė, tai ir šiandien ganėtinai daug sekundžių dėl šito praradau. Pralaimėjai pirmą greičio ruožą. Kaip taip nutiko? Nežinau iš tikrųjų, kaip vieną sankryžą irgi labai prastai
sustojau ir gal ir lietus pamaišė, bet gal ir konkurentai labai gerai pagazavo. Rytoj laukia turbūt maratonas 100 km. Kokias nuotaikas? Šiaip geras, nes rytoj jau bus tų tikrų greičio ruožų, tokių sudėtingesnių su pavojingom vietom. Tai nežinau, ten stipresnis jaučiuosi negu tuose tiesiuose atkarpose, tai labai laukiu. Tai Erikai, pirmiausia, noriu pasveikinti su greičio ruožo pergalė. Kaip taip nutiko? Net nežinau. Asfaltas atrodė šlapias, tai maniau važiuosim, taip kaip visada, tik čiut atsargiau, nes vis tiek sąlygos tokios slidesnės. Nebuvo, kad pylė lietus, tik krapnuoja, bet to užteko. Bet panašu mano tas atsargos pridėjimas buvo mažesnis nei priešininkų. Nes šiaip tas ruožas jau patiko per susirašymą, dėl to, nes jisai šiandienos, apart 1-4 buvo labai vingiuotas, greitas, linksmas. Ir manau, tiesiog sulipo viskas. GSR Hebra, matau, kad sutvarkė automobilę, ne? Jo, jie labai efektyviai, greitai rado plastiką, rado plaktukų durim ištiesinti ir viskas susitvarkė. Tai koks planas rytoj? Nepamest šiandienos tempo planas. Kaip su tėčiu sakiau, jau gal dabar bus šiek tiek ramiau važiuoti, nes mašiną pakrikštijau, tai tikėtis, kad viskas taip ir toliau klostysis. Kokie tie 100 km dar laukia? Arba linksmi, arba labai slidus. Tikėtina abu. Priklausys kaip dangus, ar mėlynas, ar juodas. Pirma diena, kaip sekėsi? Viskas gerai. Labai patiko, galvom, kad bus šlapiau ir slidžiau, bet šiaip viskas buvo tikrai normaliai. Tas Bugenių miškas slidžiausias buvo šiandieną, bet šiaip viskas kitas visai gerai. Kaip tas 1-4 greičio ruožas, girdėjau, kad šiek tiek buvo automobilis ne tokia ta, sakykime, rotacija, kurią norėtum? Jo, ta prasme, buvom užsirašę, buvo tokia ilga tiesioji, buvo užrašyta pas mus bala tenais, tai atvažiavom, balos nemačiau, dar kaip paklausiau, laikom, gerai, kaip šovė automobilis, taip žvakė, o antrų kartų prisistabdžiau jau ir atrodė, kad tikrai prisistabdžiau normaliai ir vis tiek šovė žvakę. Tai toks nemalonus jausmas, bet viskas gerai. O kaip tas asfaltas? Asfaltas, tai čia tas greičio ruožas, kur aš praeitais metais su Klionke nuslydau. Tiksliai. Taip. Bet šiaip geriau pavyko negu praeitais metais. Bet buvo baisu, kai turbūt palyja jau 6 greičio ruože. Ne tai, kad tas lietus tam asfaltui kaip ir nieko labai daug nepridarė, bet labai daug kas katino. Ir labai daug buvo žemių ant pačio asfalto, tai ten vietom net nesuprasdavai, ar ant asfalto ar ant vyro važiuoji. Rytoj dar 100 km, tai dar toks kaip ir maratonas laukia. Tai čia tik pradžia, visas pagrindinis ralis yra rytoj. O kas rytoj laukia, kokie greičio ruožai? Tai rytoj greičio ruožai bus žymiai ilgesni negu šiandien. Bet nebus tiek daug miško, labiau matysis ir jeigu nelis, manau, bus žymiai geresnis sukibimas nei šiandien. Džiaugiesi savo progresu? Po kol kas taip, gerėja po truputį viskas. Penktadienis, pirma dienos pusė praėjo, kaip sekėsi? Sakyčiau, gal jau įprastesnė pusė sekėsi. Turėjom labai blogą kelią vietom, tai tikrai savo automobilį ir dar susidūrėm su tokiom techniniam problemom.
tai ir stabdžių diskai trūko ir su turbina turėjom problemų, kad visas slėgis pro šoną ėjo ir neturėjom visos galios. Bet pavyko susitvarkyti. Jo, dabar atrodo viską susitvarkėm ir išvažiuosim jau pilnų pajėgumų. Kaip tau šitas oras? Patinka, nepatinka? Ar nori važiuoti namo? Šiaip Pailsėti. nepatinka, iš tikrųjų. Su šitais automobiliais labai sunku važiuoti per šitą gruntą sunku, jie nelabai bėgisi, tai nežinau. Nu, ta prasme, tas važiavimas toks nesmagus ir vėžės labai didelės, kas irgi nepatinka. Kas dabar laukia tuose 3 greičio ruožuose? Tai 12-14 iš tikrųjų labai greitas, bet ir techniškas, manau, bus labai gera kelio danga ten, tai manau, ten tikrai pakaifuosim, o 13 jau per susirašymą buvo labai prastos būklės, tai manau, kad ir dabar jis tikrai iššūkis ten bus. Tai Erikai, kaip tas šeštadienis ir ta pirma pusė? Lietingas, greitas ir reikalaujantis tikslius startinių labai. Ir kokius greičio ruožus radai, kokios sąlygas? Patys ruožai, tai pirmas atsibudimui labai sankryžinis, pirmas 1,5 kilometro, tai 500 tiesioji stabdymas, 500 tiesioji stabdymas, tai toksai. O sekantis, tai 9 pirmą kartą, kai važiavom, buvo labai linksmas, ypač ta atkarpa po asfaltą. O po to 11 nebeturėjo tos atkarpos, kuri pasirodė geresnės būklės ir linksmesnė. Tai atvirkščiai gal, jeigu būtų sudėlioję, būtų dar linksmiau buvo. O tau tos sąlygos patinka ar ne tokias? Taip, kad plauktų nėra, yra tiesiog matomumo trukdymas ir šiek tiek taip drėgna žemė. Ir planas toliau koks? Važiuoti taip pat, kad neprogresuotų gedimai. Apibūdink šitą sekciją vienu žodžiu. Išgyvenimas realiai, ta prasme, labai daug lietaus, labai daug visur šlapių slidžių vietų, tai tiesiog išgyvenimas. Automobilis šiek tiek nukentėjo, mačiau. Jo, Kur nukentėjo? realiai visur važiavom ant kelio, bet visus kampus apgadinom ir buferius, ir priekį viską, ir plenktis. Dabar pirmauju užtikrintai, bet lieka tas paskutinis greičio ruožas miške. Koks jisai bus, ko tikiesi iš jo? Tai kiek mačiau, dar žada dar daugiau lietaus, tai manau bus labai slidu, o ten visur siaura, nėra vietos klaidai, tai nežinau, šiaip laukiu, nes tikrai bus įdomu, geras iššūkis, tai pamatysim. Kas turi vykti šiandien, kad atvažiavęs į finišą pasakytum, kad
gerą darbą padariau. Tai jeigu šiandien važiuosim iki finišo, tai jau džiaugsiuos, nes tikrai sunki diena buvo ir šiaip visai gerai važiuojas. Tai Erikai, apibūdink vienu žodžiu šitą visą dieną. Visą dieną. Pavojinga. O šiaip tai tie rytiniai atrodė bus baisus, bet nebuvo tokie baisus kaip dabartiniai ruožai. Nes 12-14 priminė šiek tiek kražių, ta pirma dalis tokia specifika, o po to jau nerimas į tešlynus ir išvažiuoti kažkaip iš tų visų provežų, nu, ne išvažiuoti iš provežų, bet iki galo, kad davažiuoti. O 13 irgi panašią vidurinę sekciją turėjo, kur įlendi į mišką, mašinai tam atsiranda 2 keleiviai vietoj vieno ir tada jau kaip nors. Ir kas dabar pabaigoje tas greičio ruožas geras laukia, ne? Jo, pabaigoje laukia linksmas, miške šiek tiek lėtesnis, tai neturėtų būti ant tiek pavojingas ir aišku miškas, tas visas gruntas kitoks, tai šiaip turėtų būti saugesnis, manau. Tai turbūt šito ralio didžiausias pasiekimas bus finišas, atsižvelgiant į sąlygas. Atsižvelgiant taip finišas ir kad vis dar, džiaugiamės tiesiog. Važiuojam vis pabiškį greičiau, bet jau daro sunku, dar rast kažkur. Tai Majau, kokia šiandien tau ta diena? Šūdina. Pradėjom rytą antram posūkį. Nežinau, kaip čia taip aš padariau, bet atsukau vairą sankryžiniam posūkį, nes galvojau, kad netilpsiu. Ir nuslydom, ten taip gavos, kad kažkokia kaip pelkė, pakibom ant dugno. Jau galvojom, kad nebeišvažiuosim, bet po to su domkratu pasikėlėm, sukišom ten kažkokių pagalių, išvažiavom. Tada skubėjom į antrą ruožą, kad, nes jau laikas tas tiksėjo, kad dėl diskvalifikacijos 15 minučių. Ir antram ruožė vėl identiška situacija, tai viskas pralošta, važiuojam, kad tik sufinišuos ir viskas. Bet, o kaip dabar vertini, kas vyko po pietų, jau kažkiek atsigauni ar ne dar? Nelabai pušinu, tiesiog važiuoju, kad važiuot, smaginamės, tiesiog, kad labai slidi danga, tampo tą mašiną po kelią, sunku važiuoti šiaip. Liko vienas ruožas, bandom suvažiuoti ir viskas, iki kito etapo. O koks tas paskutinis greičio ruožas bus? Bugeniai. Bus miškas, bus labai slidu, daug tešlos ir bus labai greit. Tai Irma, tai hat-trikas, ne turbūt? Buvo žiauru čia iš tikrųjų. 3 iš 3, kaip vertini šitą ralį apskritai? Šiaip jau žinau, kad bus beproto sunkus ralis, dar oro sąlygas tokias prisidėjo, tai iš tikrųjų su tokiom sąlygom tai turbūt sunkiausias šis ralis per mano karjerą. Taip šlapio dar niekada nėra buvę. Kaip dabar planas, koks bus iki Rokiškio? Dabar iki Rokiškio visą realiai automobilį reikia perrinkti, nes viską sugadinom. Tai reikės ir rankovas pasiraityti turbūt ir išvalymo viso. Jo, daug dirbsim. Šitą apgadinimą turėdavės jau matėm nuo ryto, nuo vakaro vos ne. Vakar. O ar daugiau neatsirado? Ne, daugiau neatsirado. Viskas ant kelio. Ir kaip greičio ruožas pastinis? Labai gąsdinantis. Patys gąsdinomės važiuojant ir bijosim dar po to šiek tiek. Šiaip bendrai patenkinti, darbų rezultatai greičiau. Jo, šiek tiek dar aišku įmanoma visur kur pagreitėti, bet čia jau su praktika. Geriau per save nelip, nes gali baigtis blogiau nei tik duris lankstytos.